Siunčiu dar vieną video, kaip šiuo metu atrodo jūsų namas. Nuo paskutinio video gan smarkiai pajudėjome į priekį. Miegamai siena, kuri jungsi su kitu moduliu iš kaltuvos be plokštę. Apšiltinta. Fasadas paruoštas apdailai. Dailyliniai tiesiog šiomis duomenimis turi pasirodyti. Ir vidus. Turime vonios patalpą. Vonios patalpą. Išklijuota, iškalta gipsu. Čia patinginės sistemos dar laukiame ir vėliau uždėsime. Yra keletų vietų, kur vėliau dar gipsą uždėsime. Čia vonia, žalias gipsas, vaikų kambarys, taip pat sumontuotas gipsas, jau pradėti glaistymo darbai pirmieji. Šiame kambaryje būna gražios lubos, daug kampų. Einame į pagrindinį kambarį. Galvoju, praeitą kartą ir langų net neturėjom paskutiniam video, kiek atsimenu. Taip pat čia sudėtas gipsas, ten kur trūksta gipso ir matosi USB, tai čia technologinis procesas. Jis vėliau, kai mes užglaistysim vieną pusę, lubų uždėsime likusią pusę.